Šiandien yra pirmoji mūsų aludės gimtadienio diena, šiandien pradėjome švęsti. Išvęsim 3 dienas. Šiandien pirmoji yra... Pristatom naują alų, žirninį alų, tai yra klasikinis, gali pavadinti klasikinis alus, kuris... Tai tas toks senasis skonis, apie kurį visi šneka, minėdami Širvėnos tokį alų. Šiandien pas mus yra labai, garbingas svečias, ponas maestro iš Dundulio Bravaro Simonas. Ir šiandien jis papasakos šiek tiek apie patį žirninį alų, ir kadangi žirninis alus šis yra kaip ir toks klasikinis, kaip ir minėjau, tai tų pačių papasakos, kaip apskritai Dundulio Bravare yra atkuriami tie klasikiniai tradiciniai skoniai, kurios galbūt daugelis pamiršė, bet dabar jie vėl grįžta. Tai perduodu toliau žodį Simonui. Malonu, kad susirinko tokia didelė garbė ir ponų pabūti čia Kaune pas jus. Tai taip, esu aš Simonas iš Dundulio. Dundulis nėra bravaras, yra projektas, yra 2 bravarų tandemas. Tai va, ir mūsų, kaip sakoma, viena iš tokių, kaip sakyti, veidų, nes esame kaip biškai prileidžiai, nes 2 bravarai, tai yra būtent kažkokie istoriniai alus rekonstrukciniai. Kadangi ir pats esu istorikas kažkada tai baigęs istorijos mokslus, tai čia kaip ir labai sakoma, domina tas sritis rekonstrukcinė ir aišku šiek tiek patriotas, tai kartais nesinori užsileisti tai grinai krafto bangai, kur yra daugiau, aš ją asocijuoju su hollywoodiniais filmais, kur labai daug veiksmo yra, actiono ir adrenalino, nes jūs gaunate didelę dozę įvairių skonių ir taip toliau. Ir kartais norisi pasinerti tą tokį paprastesnį, kaip sakyt, gal drįščiau taip pasakyti, klasikinės muzikos tokį, kur reikia ilgiau išieškoti tų skonių ir galbūt kažkokią istoriją pasidomėti. Tai va šitas alus yra toks vienas iš mūsų bandymų, kurį buvo ir anksčiau ne vienas, čia prieš metus nepilnus pristatėm kurto kepinį alų. Tai šitas alus žirninis, kaip mes jį vadiname, tai irgi buvo, kaip sakyti, užkabino tokia mintis, atrasta tokia lietuvių aludarystės seno tyrinėtojo tarpukario, kuris aprašinėjo alaus darymo būdus Lietuvoje. Buvo tokia, kaip sakyti, toks mažas patikslinimas, kad praktiškai visur buvo naudojami žirniai kaip salyklo dalis. Jeigu taip įsivaizduoju, kaip dabar šiais laikais mes gyvenam tokiam visuotiniam perteklio laikmečiu, anksčiau žmonės, kaip sakoma, buvo racionalesni ir tiesiog naudodavo salyklui tą, ką turėjo po ranka. Tai netgi naudodavo įvairias net žolių, sėklas ir taip toliau. Bet buvo išskirtas būtent toks, kaip akcentuojami 2 tokie prie mėžinio salyklo tokios kultūros, tai kviedys ir žirnis, kuris teikdavo alui būtent tokią standžią putą. Tai kadangi tos proporcijos ir visi šitie dalykai buvo aprašyti ganėtinai tiksliai, mes bandėm išlaikyti tas proporcijas ir žirnių tekėjo Ričardo dėka gavome ekologiškų žirnio iš, nežinau, po... Tolvydo Neniškio ūkis, Rokiškio rajonas. Jo, iš Rokiškio rajono. Irgi aludarių kraštas. Tai gavę tos žirnius, ką mes dar turėjom padaryti, mes turėjom pasidaryti salyklą iš jo. Salyklas, kaip yra daromas, yra tiesiog daigindami grūdai, šiuo atveju žirniai, paskui juos reikia staigiai išdžiovinti ir nuimti daigelius visus. Tai va, šitą procedūrą mes irgi atlikom ir, kaip sakoma, į tą salyklinę bazę visą dėjome apie 7 procentus žirnių sudarė. Tai vien, bet mūsų irgi buvo toks, kaip sakyt,
žingsnis, kad norime tą palaikyti, tokia kaip ir tradicija, nepasiduoti vien tik tais tam apinio ir kultui. Tai, kaip sakoma, bandėm padaryti visiškai radikaliai tokią opoziciją, tai darėm grynai saliklinį alų. Tai sakysim, jeigu palygintume mes kartumo vienetais, sakysim, kiek čia yra dėta pinių, tai, tarkim, IPA, bet kokiam čia nerašo, rašo, čia yra 44 IBU, tai šitam alui yra teorinis 14 IBU, tai praktiškai skiriasi 4 kartus nepilnas tas kartumas. Tai, kaip sakoma, grynai saliklinis alus. Tai pati ta saliklinė bazė, spalva, jinai, kaip sakyti, kaip žinome, visas tas mūsų ankstesnis alus vis dažniausiai būdavo šviesus, kadangi naudojami buvo paprastas saliklas, nebuvo tokių karamelinių, tai mes biškai tokį modernę požiūrį ir norėjom prisiminti tą seną Širvėnos alų, kuris buvo, kažkur taip, kas atsimena, spalva kažkokia panaši buvo, nes kadangi irgi tik iš atminties ir dar... Buvo šviesesnis. Gali būti. Čia atmintis biškai pritemus buvo, tai tamsesnis karas. Tai va, tai va tokį sumodeliavom alų ir aišku jį skiriam šitam šaltesniam sezonui, todėl jisai šiek tiek yra, kaip sakoma, stipresnis, yra 6 laipsnių. Dėl to jisai, sakysime, biškai riboja kiekį bokalų išgeriamų. Bet jisai būtent, jisai yra skirtas būtent tokiam, kaip sakoma, pasišildymui prie bokalo. Kai kam tai galbūt ir nėra. Tai va, tai toks buvo šito alaus, kaip sakoma, tikslas ir mes norime, kad ir ateities aludariai irgi kreiptų dėmesį būtent į tą lietuviškumą.